žuvis pasirodė prie skonką ir norėtųsi žiupsnelio daugiau prieskonių. Deja, patiekalas netitiko to, ką įsivaizdavau. Keitė ir Merė, kai svečiuojuosi čia dažnai valgau baramuntį, nes ten, iš kur esu kilusi, šios žuvies nėra. Todėl tai tikras malonumas ir pripažįstu, kad mano žuvis buvo iškepta išties puikiai. Puiku. Oro skonis buvo saldus, kaip ir turėtų būti. Manau, judvi puikiai žinojote, ko siekite. Tik man pritrūko šiek tiek rūgštumo ir druskos, kad ragaujant išryškėtų ingredientų skonis. Nevyko žmogaus skonių. Bet nereikia bijoti, turėti drąsos, žinoma. Man šių patiekalų pateikimas pasirodė nuostabus, paprastas, bet išbaigtas. Labai patiko poras. Žuvis buvo šiek tiek pertekta. Taip. Bjornozet reikėjo ilgiau paskutinti, bet žinau, kad per mažai ir per daug yra labai plovytė riba. Bjornozet yra tarpinis variantas, kuris skiria ištirpintą sviestą nuo padažo. Vos porą minučių. Gerai. Ačiū, namus. Gerai, ačiū. Prieskoniai keitė. Ką gaminti maistą tokiam žmogui kaip Naidžela, bauginanti užduotis? Na, susigūdu. Rezultatas ne toks, kokio laukiau, todėl iš tiekės pagardinsiu prieskoniais šias putpeles. Pritariu. Negaliu patikėti, kad turėjom bėdą su prieskoniais. Šiek tiek apmaudu, nes manėme, kad patiekalas šauniai pavyko. Kad ir tai būtų, pasitelkime su kitu patiekalu, įsitikinkim, kad nekartosim tų pačių klaidų dusyk. Būtent. Keitė susijimų, šitaip nepriimtina. Nesusilauksiu putpelėmis. Pagrindinę ruošiam Brisbano slėnio putpelę su figų ir minkšto ožkų pieno sūrio salotomis. Po to, kai žuviai pritrūko prieskonių spalvos, jaučiu spaudimą, kad ši putpelė pavyktų tobulai. Keitė pasudžio apie putpelę pusės. Paruošti jas bus